Sveiki visi, šiandien gaminsim varškinį patiekalą. Man labai patinka apkepai, tai šiandien dar vienas. Tam reikės varškės, slyvų, abrikosų. Dėsiu daug slyvų ir abrikosų, dėl to, kad nenaudosiu cukraus beveik, tik tai vieną šaukštą. Taip pat mano kruopų, vanilinio cukraus, kiaušinių, druskos, jogurto ir pieno. Pirmiausia, imam mano kruopas, užpilam pienu, išmaišam ir paliekam, kad pabrinktų. Dabar imam varškę. Apkepas bus rupus, taip kad paimam su šakute ir sudrinam. Galima daryti ir nerupų, su trintuvu tiesiog susmulkinti. Darysiu iš geros varškės. Tiesiog susmulkinti iki košelės, bet aš šį kartą darysiu rupų. Taip kad su šakute viską sutrinam. Varškė paruošta. Dabar imam kiaušinius ir atskiriam baltymą nuo trinio. Jeigu į trinį truputį papuls, tai baltymo tai nieko baisaus. Kol kas baltymą atidedam. Dabar čia pilam cukrų ir vanilinį cukrų. Ir gerai dabar išplakam. Kiaušiniai išplakti. Pilam į varškę. Pilam čia jogurtą. Mano kruopas. Na štai išbrinko. Labai lengvas pagaminti apkepas ir labai skanus. Išmaišam gerai. Truputį druskos, nedaug, žiupsnelį.
Padedam į šalį. Dabar imam vaisius, nupilam vandenį. Ir smulkiai supjaustom. Tiesiog kuo smulkiau. Išbrinkę turi būti, tokie minkštoki. Slyvas taip pat. Slyvas galima vos didesnės, jeigu kad neišskistų visiškai. Čia jau nuo jūsų norų, kaip labiau patinka. Na štai, supjaustyta. Daug jų yra, dėl to nededu cukraus. Ir dabar labai gerai išmaišom. Jeigu gavosi tiršta tokia masė, tai dar dapilam pieno ir išmaišom. Taip, kad bus puodukas kažkur tai pieno. O tai gerai išmaišom. Ir štai jau turi būti tokia. Skistoka truputį. Štai maždaug tai. Dabar imam baltymus. Ir labai gerai išplakti reikia. Plakam kokias 5 minutės, kol baltymas bus tvirtas pasidarys. Nekris iš šito indo. Baltymas išplaktas, štai kaip laikosi. Tiesiog nekrenta. Dabar dedam čia. Ir dabar atsargiai tokiais judesiais, nemakaluojam smarkiai, tiesiog išmaišom. Lėtais judesiais, bet išmaišom gerai. Kaitinam orkaitę iki 180 laipsnių ir kepsim apie valandą. Žiūrint, koks indas, jeigu storesnis tai valandą, jeigu plonesnis gal ir mažiau reiks. Su dantų krapštuku galima pažiūrėti. Formą išklojau
sviestinių popierių, kad nereiktų paskui grandinti, grandyti tai yra. Išlyginam. Dabar dar imam foliją. Uždengiam. Ir apie valandą. Galima kepimo eigoj patikrinti. Jeigu dantų krapštukas įkiš ir ištraukia sausas, reiškia apkepas iškepęs. Prieš kepimo pabaigą foliją nuimsim ir leisim truputį apskrusti. Taip kad dedame 108 laipsnių apie 1 valandą. Apkepas iškepė, kepiau 40 minučių. Paskui nuėmiau šitą uždangalą ir kepiau dar 20 minučių jungęs vėjelį. Tai dabar ragausim. Dar šiltas, iš tikrųjų man tai labiau patinka, kai būna atvėsęs, bet negaliu jau laukti, nes labai atrodo skaniai. Na ir ką. Štai kaip atrodo. Dabar bandysim paragauti. Minkštutis, labai skanu, bet dar reikia grietinės, bus dar skaniau. Cukraus nereikia, jeigu labai mėgstat cukrų, tai galite dėti dar daugiau, bet šiaip nereikia. Skanumėlis. Nors man dar skaniau yra šaltas, atvėsęs. Tada jisai būna tvirtesnis ir man skanesnis. Bet ir taip labai skanu. Mažai cukraus. Taip kad kepkit, ragaukit, sėkmės ir skanaus.